Nacionalinės krepšinio lygos ketvirtfinalio etapo startas. 8 stipriausios ekipos lieka nacionalinėje krepšinio lygoje. Šiandien laidoje apie Lietuvos krepšinio fanų komandą visų pirma išvysime desertą Kims ir tada kelsimės į kitą etapą, kuriame Vytis kausis dėl vietos geriausiųjų ketvirte. Vytis įveikė Mezon NKL 8-finalio barjerą be pralaimėjimų ir jau pirmajame atkrintamųjų etape padovanojo sirgaliams ne vieną įspūdingą akimirką. Jūsų dėmesiui 10 gražiausių serijos prieš delikatesą epizodų. 10-oje vietoje Augustinas Jankaitis ir 2 unikalūs jo perdavimai. Vienas ieškant variantų tuomet, kai kamuolys beveik prarastas, o komandos draugo nesimato. Ir kitas praturtintas beisbolo atspalviais. Vėl Belevičius, reikia mesti. Ir dabar jau 3 taškai. Ir dar vienas Augustino Jankaičio perdavimas. 9-oje vietoje Sheltonas Jacksonas neįsižada tradicijų. Jacksonas nesiryžta atakuoti, prie jos spėja prišokti Žilvinas Petraitis, bet Sheltonas Jacksonas savo įprastų ir būdingų stiliumi. 8-oje vietoje vėl Sheltonas Jacksonas pataikantis mažiausiai keistą metimą. Sheltonas Jacksonas, jo prasiveržimas, tokių norėtųsi daugiau. 7-oje vietoje Paulius Belevičius ir bandomasis jo skrydis. Ir dar prie ekipos Belevičius. Ir dar vienas viršaus. 6-oje vietoje kapitonas kyla dar kartą. Paulius Belevičius, dar kartą Belevičius. Ir dar vienas dėjimas. 5-oje vietoje vėl Belevičius. Šįsyk Paulius neria po krepšiu įtemptų rungtynių metu. Pabaigos Paulius Belevičius. 4-oje vietoje kameros krypsta į Sheltoną Jacksoną. Atakai Jacksonui laisvas koridorius krepšio link. Ir įspūdingi 2 taškai su pražanga. 3-oje vietoje Augustinas Jankaitis pirmą kartą išbando Šakių arenos lankų tvirtumą. Jo rankose kamuolys Jankaitis. Pirmasis Vyčio nario dėjimas. 2-oje vietoje 2 kart padauginta Gyčio Radzevičiaus klasika. Radzevičius. Belevičius nusprendžia atmesti kamuolį Radzevičiui prie 3 taškų linijos. Gytis Radzevičius iki galo. Ir tai yra tipinis Gytis Radzevičius jo dėjimas. Ir 1-oje vietoje tai, ko pasiilgome. Ernestas Serkevičius imasi misijos kėliniui artėjant į pabaigą. Ernestas Serkevičius. Jeigu 5 iš eilės rungtynės, Vytis laimi, daktaras yra prieš sezoną pažadėjęs, kad visai komandai kepa šašlykų. Jo, mėgstu iš tikrųjų tikrai pasikepti ir pasimarinuoti ir savo keletą tokių receptėlių. Tai vienas turbūt iš geriausių patiekalų, ką moku gaminti turbūt. Sušius turbūt net netaip gerai gaminu. Aš ką pridursiu, jeigu jisai nebūtų daktaras, jis būtų turbūt prekiautų Garliavoj prie kelio šašlykais. Komandos gydytojas Tadas kadaise davė pažadą. Net jei skaičiuotume nuo atkrintamųjų pradžios Vyčiui iki šios serijos prieš pirmąjį ketvirtfinalio susitikimą, trūko vos 2 laimėjimų. Apie pažadus mums priminė Erikas Kučiauskas, visus išklausantis ir visiems patariantis Vyčio trenerio asistentas. Šiame sezone jis spėjo ir pavadovauti ekipai sunkiomis akimirkomis. Tačiau Vyčio triumfą 8-finalyje treneriui dėl ligos teko stebėti per televizorių. Telšiai su Vyčiu šiame sezone žaidė 4 kartus ir 3 kart pajėgesni buvo žemaičiai. Tiesa, šįsyk kontekstas kitoks. Į Mažeikius, kur namų mačus žaidžia Telšiai, Vytis atvyko po 7 pergalių paeiliui. Rungtynės nepaisant to prasidėjo klampiai. Vyčiui pavyko stabdyti varžovo atakas, tačiau pačiai Lietuvos krepšinio fanų komandai metimai nekrito. Po 2 labai nerezultatyvių kėlinių Vytis buvo atsilikęs 26-28. Kovok, čia yra kova, čia yra rinka. Tai didesnis. Ir 5-5 paskui. Edvinai, tau Tokių lankų. su 50. Ir 6. Kai jisai centruoja ir bando ten keletą tų neišmušinė kamuolių, bauda bus. Atsistok ir viskas. Jeigu mes per ranką, kepšt ir viskas. Aišku. Davai, vyrai, susikaupę, pasiemam. Geras atkarpas Vytis serijoje prieš delikatesą paprastai sužaisdavo 3-ame kėlinyje. Taip atsitiko ir rungtynėse su Telšiais. Įpusėjant 3-am ketvirčiui Augustinas Jankaitis išvedė savo komandą į priekį.
Augustinas Jankaitis pelno 2 taškai iš po krepšio. Tuomet Gediminas Maceinas smeigė 2 taiklius metimus 3-ojo kėlinio pabaigoje ir 4-ojo ketvirčio pradžioje. 10-asis Gedimino Maceinos taškas. Norint laimėti seriją, Vyčiui buvo be galo svarbu iškovoti pergalę pirmosiuose rungtynėse svečiuose ir Lietuvos krepšinio fanų komandai pavyko tai padaryti rezultatu 64-55. Gal patirtis kažkokia yra. O šiaip šiandien po rytinės dušę sakiau, jaučiu, kad laimėsim. Pirmas varžybos tai tikrai jaučiu, galbūt net ir seriją. Bet taip kažkaip prausiausi ir galvoju, šovė mintis, laimėsim, sakiau. Tai ir laimėjom. Bet dar tik čia vieną žingsnį žengėm, čia gali būti visko. Namuose būtinai reikia nepaleisti. Sunkiai dirbsim, kad, pirmą žingsnį stiprų padarė. Rezultatyviausias rungtynėse buvo 17 taškų įmetęs Edvinas Jezukevičius. Jis liko, kaip įprasta, santūrokas. Pataikiau kelių metimų, bet čia visas gerai, laimėjom. Kada pajautėm? Ketvirtą kėlinio gale, kai baigėsi laikas. Baigėsi ir mūsų laidos laikas. Kitą kartą žiūrėkite, kaip Vyčio krepšininkai bandė įsijausti į apsaugininkų vaidmenį.